Žaidėjas. Ne? Gavai šiandien ir daugiau progų ir pačiam sekėsi. Malonus turbūt jausmas. Tai aš tikiuosi, kad su kiekvienom varžybom vis po truputį tą žaidimo skonį pagausiu, nes dar tikrai daug reikia taisyti ir dar pripras prie to krepšinio, bet po truputį einam priekį. Taip ir aš asmeniškai lygiai taip pat mažai žingsniais tikiuosi, kad kažkiek to žaidimo kokybė gerės. Ar švedai buvo toks lengvas varžovas kaip išorės atrodė? Nežinau, nes noriu iš tikrųjų nuvertinti to varžovo. Jie irgi ruošiasi tam Europos čempionatui. Turim suprasti, kad jau buvo čia pirmos ir antros varžybos, šitas varžybos. Tai mes irgi netrodėm taip puikiai per savo pirmas dvi varžybas. Nežinau, jie galbūt ir dar netiek susižaidė, bet šiai dienai galbūt esam geresni už juos. Neįprastai daug metų tritaškių šiandien daug, ar buvo kažkoks trenerių nurodymas, ar... Ne, nebuvo nurodymo, galbūt tiesiog taip gavosi ir kaip patys matėte, jie antroji pusėje praktiškai visą laiką prastovėjo tą aikštės gynybą. Tai nenori vis tiek daugiau metimų iš toli išsimetė, galbūt ir nėra taip teisingai, bet šiai dienai tai buvo. Ačiū, Martynai. Ačiū.